80% vystytojų čia stato kuo pigiausiai, bet kaip, bet kur, be jokių leidimų, perka, stato, greitai parduoda ir paskui tas problemas perkelia ant savininkų pečių. Nesvarbu kokybė, nesvarbu lokacija, nesvarbu dokumentacija, ar čia teisėtumas tų visų statybų, bet bus pigiai, svarbiausia pigiai. Kol tas vystytojas tvarkys jums leidimą, tai gali būti pusę metų, metai, 2 metai, jūs negalėsit gauti iš tos vilos investicijos. Šokas gan nemažas. Čia gali būti reikalų. Gal tiesiog tokį pirmą intro tiem, kas nematė ar nežino, kas yra Giedrius ir kas čia apskritai vyksta, tai kad toliau turėjom šiokią tokią pertrauką nuo podcastų, bet dabar, kadangi visi trys esam Balyje ir lankom mūsų projektus, tai tą pačią progą nusprendėm ir įrašyti podcastą ir kartu su mumis turim Giedrių, kuris yra Vila Meilė bendras savininkas. Tai tikslas truputį papasakot, ką mes ten veikiam ir ką mes darom ir kaip ten mums sekas ir apskritai išgirsti Giedriaus perspektyvą apie vystymą Baly. Tai ką pristatysim. Aš esu Giedrius, vienas iš projekto Meilė bendras savininkų. Vystytojas tiek Lietuvoje, tiek dabar šitame projekte. Tai gal Giedriau šiek tiek papasakok, taip kad neįsivažiuotum iš karto į Balį, papasakok, kaip apskritai atsirado pas tave statybos gyvenime, tai nuo ko pradėjai, kaip Lietuvoje sekasi ir jo. Lietuvoje pradėjom nuo gero sklypo atradimo ir vizijos. Pamatėm labai neblogą vietą ir su dideliu potencialu ir nusprendėm su draugu pradėti projektą Krantinės kvartalas. Ir taip atsirado vienas po kito jau 13 namas. Tai jau kvartalas gan nemažas. Lietuvoje plečiamės, turim naują suprojektuotą kvartalą 32 sklypų. Tai dar, kad nenušokti, tai papasako vis tiek nekilnojamas turtas. Tai vat nuo ko atsirado? Sakai, kad atsirado tiesiog geras sklypas ir sakot su draugu statom? Nekilnojamas turtas visada vilioja, nors mano veikla šiek tiek skiriasi nuo nekilnojamo turto statymo ir vystymo, bet visada vilioja ir tikrai mačiau kaip ateities vizija, kad to užsimsiu. Gerai, tai susiradot sklypą, kas toliau? Toliau buvo numatyta, ką statysim, kokio lygio namai bus. Tai susiprojektavot projektą, tai papasako gal šiaip kokie buvo sunkumai, tai vis tiek žmonės ten eina iš proto, kai įsirenginėja butą, o čia sugalvoja daryti jau kvartalą, kuris jau dabar tapo kvartalas. Tai kokie iššūkiai, po to palyginsim Lietuvą su Baliu, bet... Iššūkių ganėtinai nemažai buvo, tiek pradžia sunku suvaldyti visus procesus, nuo dokumentacijos iki statybininkų, iki kontrolės, bet žingsnis po žingsnio išmokau šitą procesą valdyti ir gan sėkmingai dirbam dabar. Tai didžiausia iššūkių buvo su turbūt pirmais namais, nes kiek dalinais, kad dabar jau viskas kaip laikrodis sukasi, procesai išvystyti. Pirmas ir antras namas buvo pats sudėtingiausias, nes procesas ganėtinai naujas, tai darėm ir klaidų, mokinomės ir dabar jau viskas labai lengvai vyksta ir greitai. Tai palyginimui, pirmą namą statėm, kiek dabar pastatėm 3 namus per metus, o pirmas namas truko, tai vien pirmą namą pastatyti per metus. O dabar? Per metus pastatėm 3 namus. Okay, tai jau įsivažiuojat. Taip. Supratau. Tai biškutį užsiminį, kad Lietuvoje vis plečiatės, tai pradėjot pirmą vienas namas per metus, bet po to pastatėt dar 5 ir dabar plečiasi projektas jau 13 teisingai ir dabar yra dar ir kitas projektas numatytas. Taip, tikrai plėsimės, nes paklausa gana nemaža yra Lietuvoje, tai tikrai plėsimės ir klientai vertina, kad stengiamės dėl jų, labai gerus atsiliepimus gaunam, nors vis tiek
pasitaiko statybose ir klaidų, ir broko, bet stengiamės ištaisyti ir bendrauti su klientais, kad visi liktų patenkinti. Nu, nes kiek tave žinant, tai esi toks perfekcionistas, smulkmeniškas, kad viskas būtų detaliai padaryta. Tai vat paminėjai, kad tu yra klientų, kurie vat jau visai patenkinti. Tai kaip daėjot iki to, nu vat, kaip vat tos procesus gal kūrė, kad nu vat viskas gautųsi gerai, kad išsireikalaut, nes vat to prieisim prie balio statybų, nu vat, kad čia tokios kokybės mes neįsireikalausim kaip Lietuvoje. Nu taip, su kokybė Lietuvoje yra paprasčiau, nes vis tiek statybininkai stengiasi. Nors ir būna visko statybose, kas užsiema to, tas supranta, kad kiekvieną dieną būna visokiausių nutikimų, bet stengiamės tiesiog kažkaip tai mokytis greitai, spręsti problemas, kad kokybės klausimai tiesiog klientai būtų patenkinti. Tai nestatom su pigiausiam medžiagom, vis tiek naudojam kartais tikrai brangesnės negu kolegos ar konkurentai, tai va šitas irgi klientai vertina šitos dalykus ir tikrai gaunu tikrai gerus atsiliepimus iš klientų. Ir kas dabar vat, yra ypatingai, sakyčiau, malonu pačiam, kad netgi dabar paskutiniai pardavimai vykdomi off planu. Tai yra parduodam, nespėjom statyti, parduodam netgi į priekį jau. Žmonės rezervuojasi namus, nes mato, kad patikimi statytojai, kad tikrai įvykdom savo pažadus, kad neapgaunam, kad darom kokybiškai ir žmonės tiki, pasitikė mumis ir stengiamės kažkaip tą grąžinti ir klientam. Nu, smagu. Ir čia dar paminėsiu, kad ne Vilniui, ne Kaune, kur ta rinka yra tokia aktyvesnė, Panevėžy. Taip, tai čia ir iš tikrųjų yra ganėtinai nauja Panevėžiui, nes nepastatytų namų off plano nelabai kas parduoda. Tai mes tokie vieni iš pirmųjų esam. Tai šitas tikrai džiugina ir matau perspektyvai, kad tik tai auksim. Tiek Lietuvoje statybose, tiek vat, ir su balio projektais tik tai auksim. Nu, smagu. Tai kaip galvoji dabar žiūrint atgal, va čia 2-3 metai, nu, vat pradėjot, tai gal kokių įgūdžių išmokai, nu, vat, nežinau, vat kaip tos patirties pasisėmė ir tada, vat, kaip gal atsirado tas balė, nežinau, tai vat. Na, sakyčiau, per 2-3 metus tai didžiausias iššūkis buvo organizuoti visus procesus, kad jie vyktų greitai, sklandžiai. Ir nebūtų kažkokių tais laiko tarpų, kad viskas vieni darbai vyktų kitus darbus ir darbuotojai žinotų pilnai, kada reikia daryti. Tiek dokumentacijos parašymas, tiek sutvarkymas. Tai va šitos procesus įvaldžius jau viskas ėjosi paprasčiau. O balio projektas atsirado, galima sakyti, kaip čia dabar taip įvardinus. Aš pasakysiu, kaip taip, aš atsimenu, taip, tai tu pasakyk. Pasidalink tavo istoriją. Kaip viskas, vat, pirmas tas, iš kur mintis gimė, kaip toliau dėliojusi, kaip atsiradai balė, tai jo, pasakyk iš savo, aš pasakysiu iš savo, nes niekada ir nesu girdėjęs tavo istorijos. Nu, pas mus viskas labai vyko spontaniškai, nes, kiek žinau, jau daug metų vat, gyvenai jau čionais, jau kaip sakant, tapai beveik vietinių salos gyventojų, tai kažkaip pasibendraudami, taip sakom, gal pasižiūrim čia kokį žemės sklypą. Tai va, taip va, žodis po žodžio ir atsirado žemės sklypas ir susiskambinom ir sakom, darom, nu tai ir darom ir atlėkiau čia nais apsižiūrėti tada. Tai kas nežino, tai čia visi sėdintis esam šeima, tai va, Giedrius yra mūsų su Arnu sesers vyras. Tai iš mano pusės, kaip aš prisimenu, tai tiesiog kažkurį rytą su sesė susiskambinom, jin ant garsiakalbio, Giedrius irgi šalia, kažką juokaujam. Nu, sako, juokaudamas, sako, Giedriui, sako, žinok, reiktų pokyčių. Ir aš tada jau po truputį buvau čia apšilęs koją su nekilnojimu turtu. Sako, tai davai gal į balį vilų statyti. Ir girdžiu iš toliau Giedrius, jo, statom. Nu, tai va taip pusiau juokais, už 2 savaičių Giedrius buvo čia. Ir vat susiradom pirmą žemę ir taip turbūt viskas užsisuko. Taip, tikrai toks buvo iššūkis, sakyčiau, visiškai tik nusileidus pirmą kartą visiškas kultūrinis šokas,
daug triukšmo, daug kvapų, visiškas chaosas, tai tų minčių visokių buvo, ar čia teisingas buvo pasirinkimas. Bet kadangi supratus, kad į salą kiekvieni metai atvyksta, va, tarkim 25 metais atvyko apie 7 milijonus turistų ir turistų skaičius nuolat augantis yra, tai šiai dienai suprantu, kad pasirinkimas teisingas ir šita rinka tik tais dar auga ir kur plėstis yra tikrai daug kur, taip kad šitas projektas, manau, bus tikrai sėkmingas ir Tai dar papasakok, nu tai gerai, vat, turim tą skambutį, aš iš savo pusės prisimenu, bet kaip įvyko, kad jau, pavyzdžiui, ir Asta, tavo vat, žmona, suprato, kad tai visgi nejuokauju, kad visgi važiuosi, tai vat, kaip nuo to tokio pusiau juokavimo iki to realiai priimto sprendimo, kaip šeimoje, nežinau, kaip jinai. Nu, reagavo. šeimoje tikrai buvo diskusijų, kad toli, kur čia dabar važiuojat, kur čia dabar trenkitės, kam jums čia to reikia. Bet kadangi aš kažkaip tų iššūkių nelabai bijau, tai sakau, reikia, važiuojam ir darom. Tai va taip ir nusprendėm. Tai gerai, atvariusi Balį, tada gal biški toliau nuo statybų. Tai papasakok iš tikrųjų, kaip atvažiavai, nusileidai tas vat, pirmas oro uostas, ten išeini, tas, nežinau, šilumos dvelksmas, sakau, kokie pirmieji įspūdžiai buvo. Pirmas įspūdis tai ganėtinai toks keistas buvo, visiškai kitas pasaulis. Nors ir nemažai esu keliavęs tiek Europos šalyse, tiek kitur, bet nu čia visiškai kitaip viskas. Sakau, eismas beprotiškas, visi signalizuoja, neaišku dėl ko, ar čia taip reikia, ar čia kažkas maišosi, kvapai, karštis, viskas taip susimaišė. Tai šiek tiek jo, pirmas įspūdis toks ganėtinai įdomus buvo, bet paskui jau su laiku ir supratus, kad vis tiek sala beprotiškai gražią gamtą turi ir tikrai daug ką yra pamatyti ką šitoj saloj, tai nors jin ganėtinai nėra didelė, bet manau, kad iš gamtos ir visų kitų dalykų tikrai labai daug ir kultūrinių tradicijų turi, kur tikrai verta pamatyti. O yra koks vienas dalykas, nu kurį net gal sunku būtų papasakot, nu vat apie tą Balį, nežinau, vat gal apskritai kodėl ir pats grįžti, nu va čia visai su noru. Nėra taip, kad vat yra dabar verslas ir nu kad eini čia kaip į darbą, vat kad reikia grįžti, nes vat yra tas, bet vis tiek yra tas faina grįžti. Tai vat kodėl faina? Mano nuomonė tai yra tokia, kad ši sala arba priema ir tu, kaip sakant, patinkai, arba kitas, vat, kaip ir kiti turistai sako, čia nėra ką veikti, čia eismas, čia baisu, čia neįmanoma pravažiuoti. Arba priema ta sala tave, arba nepriema. Tai manyčiau, kad taip. Čia kiekvienam savas yra dalykas. Kas yra pripratę prie tokio didesnio komforto, kai, pavyzdžiui, kitose būna kurortuose, tai gali čia ir nesurasti, nes vis tiek eismas sudėtingas ir viską, o tiek ta pati problema šiukšlių, kas yra Azijos šalyse, įprasta visur kitiems žmonėms ir tai tiesiog neprimtina, tai va šitoje vietoje, jeigu žmogus yra labai, kaip sakant, pedantiškas, tai tikrai bus sunku priimti visą šitą reikalą. Šiaip gal, kadangi yra daug neteisingos informacijos ir panašiai, tai aišku, turbūt apie važiavimą į Balį, jeigu ne dėl statybų, nebuvai pagalvojęs taip, kad būtum pradėjęs domėtis. Bet pavyzdžiui, ar buvo kažkokių dalykų, kur atvažiavai ir supratai, kad ne taip, kaip galvoji, arba ne taip, kaip yra, arba dabar jau, kadangi jau čia porą metų, turbūt 2 metai, turbūt gaunas, kad čia vis atvažiuoji, kad ką girdi, ką žmonės šneka ir yra kaip realiai. Nu, kad jau prieš vykdama supratau, kad vis tiek bus visiškai kita kultūra, iššūkių bus, bet čia būnant supratau, kad jų bus dar daugiau. Nes žmonės nėra linkę labai būti konkretus, nėra linkę skubėti darbuose. Jeigu tiksliai pamenu, man atrodo, yra 200 religinių švenčių per metus, tai šitas dar yra labai svarbus momentas, kad, pavyzdžiui, kad tarkim šiandien prasideda šventės ir šiandien ką turim? Šiandien turim ketvirtadienį. Tai jie iki pirmadienio, pavyzdžiui, nieks nedirbs, jie tiesiog švenčia. Čia, kad ir dabar paminėjai šitą, šiandien, kad ir šitą studiją, užbukinom 2 valandą, tai dabar yra beveik 4. Tai tik pradėjom,
jo, viskas suruošta, galite atvažiuojam užrakinta. Tai vat, iššūkių tikrai daug yra, kas liečia, nes aš pripratęs tiek Lietuvoje dirbti konkrečiai, greitai, čia reikia šitą visą permastyti, nes čia taip neveikia viskas, reikia lėtai, su kantrybė, su šypsena, jokios agresijos, jokio pykčio, tai tiesiog jo, čia buvo iššūkis šitas. Bet aš manau, kad viską galima padaryti, tiesiog reikia priprasti prie šitos kultūros ir kad jie kitaip nebus. Čia mes atvažiavę pas juos į svečius esame, ne jie kažkur tai ir jų perauklėti jokių būdų negalima, jie tiesiog taip dirba. Tiesiog reikia prisitaikyti. Nu taip, turbūt labai teisingai pasakyta, kad turim prisitaikyti, turim priimti, nes kartais noris tos kontrolės, kartais noris to logiškumo daugiau ir kad būtų taip, kaip mes įpratę, bet atvažiavom čia, tai turim daryti kaip jiem. Tai čia turbūt yra nemažai iššūkių. Dar aš gal truputį grįšiu, nes šiaip man smalsu, nu tai vis tiek ir kartu esam pakeliavę ir vienas esi nemažai pakeliavęs. Apskritai, kaip tau tas Balis, tai gal papasakok biškį, nu kas tau yra Uluvatų, kas tau yra Čengų, Ubudas, ten į šiaurę buvom pavažiavę, kaip tu matai tą Uluvatų, kas patinka, nepatinka? Balis yra labai skirtingas, nors kaip ir minėjau, sala nėra didelė. Sakykime, kiek gal 100 km skersmens, jeigu neklystu, yra. Tai sakyčiau, nu tikrai nėra didelė, bet labai skirtinga. Nes kiekvienoje srityje savo galima atrasti, kas patinka, o kas nepatinka. Pavyzdžiui, esam dabar mes Uluvatų ir projektą vykdom Uluvatų. Tai čia daugiau skirta surfingui ir kitiem dalykam, jeigu dvasinių ieškojimų, tai reikia važiuoti vidurį salos į Ubudą. Man asmeniškai labiausiai patiko tai šiaurinė dalis, kuri yra mažiausiai turistų, dar kaip sakant... Kaip žmonai patiko šiaurės? Žmonai nelabai patiko. Bet žinau, kad ir tau ten Ypač viešnagė džiunglėse, kai naktį miegojom prie įvairiausių garsų, tai, sakykime, labai neįprasta buvo. Linkėjimai sesijai. Labai neįprasta buvo, tai šiaip fainas experiences, bet ar norėt kartuot, nežinau. Tai sakau, kas liečia... Gal kokią vilą reiktų padaryti, kad mažiau tenais būtų šitų visų gyvių kokybė, švara, nes šiaip tai šiaurė faina, aš pritarsiu tau, man irgi labiausiai patinka ten nulėkti, nes tu atrodo į kitą pasaulį įvažiuoji. Visiškai, nors skiria kokio važiavimo, nežinau, porą valandų, sakykime, bet visiškai kitaip atrodo, daugiau tos dar nepaliestos gamtos, kriokliai įspūdingi. Tai šitoje vietoje, sakyčiau, man šiaurinė dalis labiausiai patiko. Bet kaip galvoji, pavyzdžiui, ar gyventum šiauriniai daly? Ne, negyvenčiau, nes ten tiesiog nėra infrastruktūros, nėra paruošta dar daug dalykų, kas čia turim, pavyzdžiui, Uluvatų turim puikų servizą, užsakymai, maistai, taksi, viskas labai greitai, viskas mobilu. Šitoje vietoje tikrai jau daugiau pritaikyta, jau, kaip sakant, patogesniam gyvenimui. Šiaurinė dalis dar vis tiek jinai nėra taip apgyvendinta ir dar tikrai reikia laiko, kol ateis viskas į tą dalį, bet sakyčiau... Bet, pavyzdžiui, čia kalbant, šiaip abiem klausimas yra, nes aš matau, kad atsiranda informacija, kad Balis tą turizmo tokią bangą priema rimtai ir, sakykime, rimtai žiūri, kaip ne tik tai išlaikyti, bet ir skatinti dar daugiau. Tai atsiranda pranešimai, kad bus pradėtos statybos šiaurėje, būtent toj oro uosto naujo. Ten mačiau, kad net kad yra greitkelis planuojamas, tai šitą žinau kaip faktą, nes Jonai, tu turi tenai daugiau informacijos apie tai. Bet mačiau netgi, kad ten metro planuoja, tai kaip iš tikrųjų yra su to Baliu, kiek tai yra pažadai, kiek tai yra reali tikimybė, kad tie dalykai įvyks ir tada jeigu įvyks, tai kaip tada Balis keičiasi, nes dabar kalbam, kad šiaurė tai nėra turistų, dėl to ten toks pabėgimas, bet kaip jisai gali atrodyti? Jo, aš manau, kad apskritai gal ta viena iš rizikų, čia užklausim, tai žmonės sako, taip toli Bali, ten įstatymai pasikeis ir taip toliau, tai geras klausimas, aš manyčiau, yra, kad kas bus įstatymai pasikeis, bet aš visada sakau, tai reikia žiūrėti, kurie kryptim eina valstybė. Ir pavyzdžiui, tai įstatymai keičiasi ir Lietuvoje, visoje Europoje, ta pati Tenerife,
uždraudė trumpalaikę nuomą. Tai kuria kryptim eina valstybė? Tai jeigu mes matom, kad mokesčiai didėja, ten atsiranda daugiau reguliavimų, griežtesni įstatymai, tai kryptis yra, kad kuo toliau to bus sudėtingiau. Ir tada žiūriu čia Indonezijai, tai va irgi kurie kryptim eina Indonezija, o Indonezija visur sako, mes skatinam turizmą, mes skatinam investicijas ir tada žiūri faktais. Kokie yra faktai? Tarkim, vizos. Atsiranda daug daugiau vizų, kad lengviau žmonės čia atvažiuotų, pabūtų ilgiau. Tai yra digital nomado viza atsirado, dabar metus gali atvažiuoti tada seniorų vizą. Tai tada, pavyzdžiui, sako, skatinam turizmą. Tau, man atrodo, ne? Ką? Tavo. Seniorų vizą. Gen Z sėdi. Jo, tai vizas tada, tarkim, skatina turizmus, kokie yra faktai? Daugiau vizo. Sako, skatinsim investicijas. Tada buvo įstatinis kapitalas atsidarant įmonę, buvo 10 billions, tai čia yra apie 500 milijonų eurų. Tai, kai mes dar atsidarinėjom, tai buvo šitas, dabar jau yra 2 billion, tai čia yra apie 100 tūkstančių. Tai vėl, faktai rodo, kad kryptis yra, kad daugiau tų lengvatų. Ir ką tu paminėjai, vėl oro uostai, metro. Tai oro uostas, nežinau, čia jau tokias ganėtinai senos yra tos naujienas, kurie planuoja, ar padarys ar nepadarys. Čia jau nežinau, negaliu atsakyti, bet kokį faktą žinau, pavyzdžiui, tas aplinkelis prie Uluvatų yra, tai bus 25 metrų aplinkelis, labiau sujungs oro uostą, Kutą, tada jis tenais toks Džimbaranas, Balanganas ir realiai iki Uluvatų Temple. Tai va čia visam Uluvatui pridės nemažai, nes bus geras susisiekimas ir jau žinau faktas, kad supirkinėja žemės, jų savininkai gavo pinigus, tai reiškia šitas projektas realiai vystysis. Ne, manau, kad valstybė vis tiek sprendžia šitos klausimus, nes yra didelė problema su keliais ir eismu. Gal šiek tiek lėčiau, bet manau, kad tikrai išspręs ir padarys tos apvažiavimus, aplinkelius, tai šitoj vietai tikrai išspręs vieną pagrindinė problema, dėl ko turistai tikrai nėra patenkinti, kad reikia stovėti kamščiuose ir karšta ir važiuoja ilgai ten atstumai, kad ir nėra didelį, vis tiek tai trunka gan nemažai, tai jeigu šitą valstybę išspręs, tai manau salos patrauklumas tik didės, nors ir dabar jau yra 25 metais 7 milijonai turistų, tai ką tai kalba, pažiūrėti reikia istoriją, atvykusių turistų kiekvienais metais į Balį tik daugėja. Tai šitoje vietoje matom tik tais privalumus. Bet čia, man atrodo, geras momentas ir yra, ne? Tai pavyzdžiui, jeigu net paėmus tą aplinkelį, kaip aš bent jau matau Balį, nes buvau prieš 5 metus, tai kai buvo COVID sąlygos, tai turizmas buvo stipriai kritęs, nes visam pasauliu krito ir buvo labai griežtos sąlygos čia patek, 10 dienų ten karantinas viešbučio kambariukė mažam. Nefaina patirtis, bet ką noriu pasakyti, kad Balis, kai pradėjo augti, tai pradėjo vystytis pirmą Čengu regionas ir aplinkui tenai. Ir tenai viskas taip sparčiai augo ant tiek, kad jie vienas dalykas neturėjo patirties, antras dalykas nebuvo pasiruošęs, ko pasekoje ir atsirado tada problemos tokios kaip kamščiai, kažkokia infrastruktūra, kuri byra ir tada atsiranda daug visokio socialinėje erdvėje medžiagos apie tai, kaip nežinau, į Balį čia lėkti nebegalima, nes yra kamščiai, nėra ko čia jau per vėlų, čia jau pasikeitė ir nebe tas. Ir tada žmogus, kuris žiūri, galvoja, kad tai, ką mato ir yra Balis, bet kaip kalbėjom, yra labai skirtingas. Šiaurė, Uluvatų, Čengu ir Ubudas ir visa kita, bet ką noriu tik tai pasakyti, kad tai, manau, nėra tiesiog kad faktas, kad, Čenguva buvo taip ir viskas. Tai ta valstybė nėra visiškai, nežinau, durneliai. Ir aš manau, kad jie ir pamatė tą pavyzdį, kad kaip prasimetė, leisdami tiesiog bele ką daryti, tai dėl to dabar, pavyzdžiui, kai vyksta Uluvatų tikrai greitai labai plečiasi, vyksta nemažai statybų, tai ir atsiranda tokie sprendimai, kaip greitkelis, kad tas eismas, jisai neužsikimštų gatvėse ten, kur turistai važinėja, bet eitų per kitur, bet gal kaip jūs matot šitą? Jo, tai faktas, kad pasimokė iš Čengu, iš Ubudo, Ubudas jau toks visas jau miestas gaunasi, tai jo sprendė problemas, tai dabar, sakyčiau, Uluvatų yra ta trečia tokia kryptis, viskas prasidėjo turbūt iš vis Kuta buvo, nuo Kutos ėjo ten Semeniakas, Čengu, dabar plečiasi Sesė, ten yra Nuanų miestelis, tai jo, viskas plečiasi, bet manau, kad tikrai mokosi ir Uluvatų, nežinau, iš tikrųjų tai yra nemažai čia tos ir korupcijos, tai atrodo
galėtų viskas vykti greičiau, bet vyksta. Jo, man iš tikrųjų patiko, Arnai, tu buvai atsiuntęs Reelsą, kaip 70 kažkelintais metais pirmieji australai atvarė į Balį ir tada jau visi sako, viskas, čia jie jau sugriovė, nebėra to Balio tokio vaibo, kaip buvo, ramybė, taip toliau. Ir tada dabar pasižiūrim, lygiai tą patį žmonės šneka, kad viskas, va, tu buvai ten prieš 5 metus, nebėra to Balio taip, kaip buvo. Tai man atrodo tiesiog evoliucionuoja kaip ir kiekviena valstybė, kaip ir kiekvienas miestas, taip ir Balis keičiasi. Tai kas buvo 70 metais, koks buvo turistas ir koks yra turistas šiandien, jisai keičiasi. Už 5-10 metų turbūt dar labiau pasikeis ir tie turistai, kurie vat, norėjo tos, nežinau, natūralios, tos raw gamtos, nu jie turbūt keliauja jau į kitas salas, arba jie labiau renkasi šiaurę. Tai jo, aš manau, kad keičiasi, evoliucionuoja, o kas bus ateityje, nu, niekas nežino. Aš Balį šiaip vadinu, nežinau kaip čia lietuviškai tiksliai įsiverstų, bet entry level Azija. Nes tu atvarai ir čia tu jau gausi gerus restoranus, ten viskas aukštoj kokybė ir nepatirsi, jeigu nenorėsi tos, kur gyvatės, tarakonai, vorai ir skrusdės, nebent turėsi mano sėkmę, tai visur bus gyvačių. Nu tai jo, nes atsimenu kitu Arnai pasakoji, kad čia Balį, nu, neįmanoma, vien gyvatės, vien gyviai, nu, aš dabar kiek galvoju, 4 metai kaip Balį, nu, nesu jaučiu, nu, tikrai nesu nei vienos gyvatės namie matęs, apskritai gyvatė gal 1 ar 2 kartus, tai va turbūt reikia atsirinkti. Jeigu nuvažiuoji į džiunglės ir būni vieną vilą visuose džiunglėse, nu, realu tikėtis, kad kažkas užklys. Net labiau išvystyto infrastruktūrai, manau. Nežinau, kaip tau, Giedriu, apie visus? Papasakok, tai va, buvom šiauriai. Sakai, irgi nebuvo, kad labai lengva užmigti, nes ten driežiukai. Ne, tai taip, kai miegant visokių garsų girdisi, tiesiog knipžda aplink tave gyvių, nu nėra jauku ir kaip įvėjęs tas ant sienos, kaip jisai, geko, toks gan nemažas į tave žiūri, irgi nėra jauku. Bet vėlgi reikėtų, vat, kaip ir minėjai, reikia teisingai suprasti. Jeigu mes važiuojame džiunglės, tai nu, neverta tikėtis, kad ten nebus gyvūnijos ir ten nieko nepamatysi. Taip, yra ir gyvačių, visko yra, bet vėlgi čia yra patirtis. Tai tiesiog važiuojam, žiūrim, kažką naujo stebim, pamatom, tai čia viskas yra. O toliau žmogus atsirenka, ką jis nori pamatyti. Ar jis nori daugiau į laukinę gamtą, tai tikrai galima rasti čia dar tikrai vietų. Mažai turistinių, va tiek kartą esam aplankę ir Krioklių, kur tiesiog buvom vieni, be jokių turistų, kas yra čia tikrai retai, pavyzdžiui, šitoj mūsų dalynų, tikrai turistų tikrai daug yra, tai vat, ar ten Paplūdimy, kad ten vieni būtum, ten labai retai tai būna. Bet vat, jeigu norint, galima tikrai dar atrasti. O jeigu atvažiuoja tingus turistas, kuris nori, kad viskas jam būtų paduota ant lėkštelės ir paskui sako, kad čia nieko gero nėra ir išvažiuoja burnaudamasis, na tai čia jau jo problema, jeigu jisai nenorėjo eksplorinti, nenorėjo tiesiog ieškoti, pamatyti, patirti, tai čia yra jo problema, tiesiog tinginystė. Nu tai ką, pašnekėjom apie voriukus, gyvatės ir taip toliau ir kad jo, turbūt kaip tu pačioj pradžiai pasakei, kad atsirenka. Balis vienus išmeta, kitus priima, tai aš sakyčiau, kad yra miesto žmonės, tai vat, kur labiau mėgsta Dubajų, kur mėgsta sostinės, kur daugiau tas verda veiksmas ir yra labiau tokie, nežinau. Aš vat, pats sakau, nu man tas kaimo gyvenimas labiau priimtinas, tai va čia tiem žmonėm, man atrodo, tada viskas tinka ir ten jeigu kažkur ateina vadrėžiukas, naktį kažkokie garsiukai išgirsti geko, tai tu priimi tą, nes yra daug tų kitų privalumų, kur suteikia laisvės jausmą, gražios gamtos. Taip, bet vėlgi, imkim, kas yra dar, tas sakyčiau, vienas iš tokių įdomesnių bruožų Balio, kad gali rasti ir labai paprastų restoranų ir tarkimų užeigų ar dar kažko, ir tarkim jau labai prabangių, tai yra amplitudė labai didelė. Pagal kiekvienas žmogus gali pagal savo piniginę ir norus tikrai atrasti prie norų, kuris gali ką aplankyti, kur paragauti skanę vakarienę ir taip toliau. Tai va iš to vietoje Balis labai, sakyčiau, patrauklus. Šiaip tai va geras momentas, nes prieš pradedant rašinėti, va kalbėjom, jūs sakėt, kad už 5 eurų kažkas nuomojas mėnesiui kambarį. Aš klausiu šiandien. Yeah.
Bet aš kalbėjau vat, ir su Paulina ir sakė, kad tiesiog bendri pažįstami, tai jie nemoka ten daugiau negu 500 eurų gyvenant Uluvatu, jie surfina ir panašiai. Ir lygiai tuo pačiu metu yra, kur aš nebuvau matęs, nežinojau, bet nuvažiavau, tai Uluvatu surf vilos ir Mana restoranas, ten ta pati, sakykime, vieta, kur vilos, tam pačiam Uluvatu, net nesakyčiau, kad ten, nežinau, pačiam centre, sakykime, Uluvatu, kaina galit vat, patys pasižiūrėti, ten yra pigiausia, yra gal 450 eurų naktis, bet interjeras, nu aš nežinau kaip pasakyti, tai nėra nieko prabangaus, tai yra patikėti iš tikrųjų. Labiausiai primityvų, kaip gali būti, bet jie tiesiog turi, nu, daug metų jau ten yra ir turi tą vardą, bet nieko nėra ypatingo. O net nežinau, ar brangiausias, bet ten su jau vaizdu į vandenyną ir kažkas truputį mandriau, tai yra 1200 eurų naktis. Tai va, skirtumas tarp ir tas kontrastas gal turiu omeny, kad tu gali įsinuomoti tenai už 200 eurų ir ten gyventi tam pačiam Uluvatu ir ten virš 1000. Tai kaip jūs matot va tą rinką, kur tu, nu, kaip sakom, kiekvienas gali atrasti save. Ir taip, tu gali varyti į restoraną, kur, tarp kitko, skaniausią maistą gyvenime suvalgęs Balį iš viso pasaulio, kur keliavau. Tai gali nuvaryti į kietus restoranus ir sumokėti panašiai galbūt kaip Vilniui. Lygiai taip pat gali nuvaryti į Varungą ir sumokėti ten 1,50 už... Tai vat, būtent kiekvienas žmogus pagal savo kišenę jis tikrai gali rasti ir pristaikyti bet ką. Maistą, nakvynę, paslaugas, tai čia tiesiog nuo noro priklauso. Ar tu nori prabangiau, tai tikrai rasi prabangos ir... Helikopteriai, jachtos. Ką tik tais nori, ko tik širdis geidžia, bet jeigu tu nori paprasčiau, tai tikrai rasi ir paprasčiau. Tai va šitoje vietoje labai gera Balio, kaip sakant, tokia savybė yra. Gerai, gal pašnekėjom šiek tiek apie Balį, grįžtam prie statybų. Tai šiaip įdomu, atvariai Giedriau į Balį, nu tai vat turi tą vystytojo jau patirtį, tai kokios pirmos mintis buvo, kai jau susipažinai šiek tiek su Balio statybom, nu tai vat nežinau, pasilink savo patirtim, kaip ten pirmi įspūdžiai. Pirmi įspūdžiai tiek aplankius vat, vieną, kitą, trečią objektą, supratau, kad statybų kokybė yra ženkliai prastesnė nei tarkim Europoje ar Lietuvoje pas mus. Imkim, tai šitoje vietoje taip pat atėjo supratimas, kad tikrai čia reiks daug darbo įdėti, kad pasistengti, kad būtų kokybė nors kažkiek geresnė nei vietiniai pripratę statyti, nes čia nieks nelabai ima į galvą, jeigu ten įtrūko kažkokia siena ar dar kažkas, tai visi žiūri su šypsena, tai pas mus jau būtų turbūt jau blogai, o čia visi labai paprastai tai žiūri, bet vis tiek atėjo supratimas, pamačius objektus, pervažiavus, sužiūrėjus, kad tikrai reiks pasistengti, kad kažkiek tai tą kokybę savo projekte pasistengti kilstelti į kitą lygį. Ir jau atėjo tikrai supratimas, kad tai nebus lengva, nes darbuotojai nėra įpratę taip dirbti kaip europiečiai. Jie ganėtinai lėti, ganėtinai sunkiai imlus yra visom naujojom, jie pripratę statyti, kaip pripratę, kaip jau padaro, taip gerai, bet kažkaip stengisimės šitą, kaip sakant, pataisyti. O dar, gal pati pradžia, kaip viskas prasidėjo, nes mums turbūt užtruko su Vila Meilė, kol pradėjom statyti, vos ne gal 1,5 metų. Tai atsimeni, atvažiavom, nu gerai, tenais buvo ta vietinė šeima, Aju, kur susipažinom, su jo seneliu, paspaudėm rankas, apmokėjom žemę, bet atsimeni vieną advokatą, teisininką, Denis, man atrodo, vardas buvo, kur tu atsimenu tik išėjęs, sakai, nu čia gali būti reikalų. Ir nežinau, ar pameni ar ne, bet vat tenais mes pasisėdėm, atrodo, tai man iš vis atrodo, nu, prie Europos labiau kaip pripratęs, nu, tai jeigu tu ateini pas advokatą, vat kažkokį teisinį patarimą, nu, tai tu jau pasitiki žmogum ir tu jau gali jausti saugiai. O ten jisai paruošė sutartį, mes turim pasirašytą žemės sutartį, jisai sako, žalia šviesa, galit varyti
Ir po to aš jau ten pradėjau pats gilintis, kiek jau suprantu, tai jeigu būtume pasirašę, mes ten būtume paskendę su sutartim, nebūtų nei garantuotų pratesimų, ten būtų savininkas galėjęs kompensacijų visokių visada prašyti. Tai nežinau, gal va čia prisiminiau tą denį, tai gal kas pas tave galvoje yra užsilikę. Kiek atsimenu, viskas prasidėjo nuo įmonės įkūrimo, visi dokumentacija. Viskas labai jau čia, kaip sakant, paprastai su pirštu ant spaudų dėjimu, kas man buvo neįprasta. Čia nežinau, kiek metų Europoje gal nėra buvę atgal tokių dalykų. Ir šiaip supratau, kad čia tikrai reikės, nes visiškai kiti statymai, reikės perprasti juos, suprasti juos, o tu vis tiek, kaip bebūtų, esi atvykėlis čionais, tai sunku pradžioje buvo tikrai suprasti, suvokti, kur čia yra teisybė, ar čia iš tikrųjų taip reikia daryti, ar kitaip reikia daryti, kol atsirado patarėjai mokesčių klausimais, notarė, kuri padeda daugiau teisiniais klausimais, kol išsiaiškinom, kaip kas veikia, kokie mechanizmai veikia, kaip reikia teisingai viską vesti. Taip, užėmė pakankamai laiko. Čia gali pasirodyti galbūt, kad tvarai Balį, viskas paprasta, nusipirkai žemę, pradėjai statyti ir viskas. Bet tas, kad behind the scenes, kad čia 1,5 metų, kiek reikėjo praeiti, turbūt prakaito kraujo, kad... Tikrai nėra paprasta. Visų pirma, reikia suprasti, kad viskas čia lėtai labai vyksta. Taip pat mūsų pirmi leidimai, be kuriuo, Jonai, kiek pamenė, aš iš karto sakiau, kad nestatysim, laukiam, kiek betruks, laukiam leidimų statybos, tai vėlgi užtruko ganėtinai ilgą laiką, nes šiaip Balėje su leidimais dauguma neiškenčia, nesulaukia, pradeda statyti anksčiau laiko, tai šitoje vietoje vėlgi užtrukom. Bet vat ir papasakok iš tikrųjų, nes aš puikiai prisimenu tą etapą, kur, šiaip gal šiek tiek įvesiu dar, kodėl be statybų leidimo daug kas stato. Tai turbūt pagrindinės investicijos į Balį prasidėjo kokie 4-5 metai atgal ir užsienio vystytojai bando aplikuoti, bando gauti statybų leidimą ir tie reikalavimai buvo pritaikyti vietiniam namukam. Ir tiesiog įstatymuose buvo spraga, kad tu nori statyti, tarkim, modernę vilą, bet tu jos nelabai gali statyti. Ir tada pati valstybė, aišku, neoficialiais pranešimais sako, jūs statykit, kai pastatysim, tada išduosim leidimus. Ir taip metai iš metų vyko, iki kol atsiranda gobšių vystytojų, kur pradeda statyti draustinose vietose, kur tenais yra saugomi ryžių laukai ar kitos gerbtinos šventinos vietos, atsiranda 4-5 aukštų pastatai, ten, nežinau, socialiniai medijai buvo Parkių toks projektas, ten jokių leidimų draustinoj vietoj. Ir tada pati valstybė įkūrė specialią tarnybą, kuri pradėjo važiuoti, tikrinti tuos leidimus. Ir tada atsimenu, mes jau buvom toj situacijoj, kad kaip ir visi stato be leidimo ir tu sakai, Jonai, laukiam, kai bus, tai bus. Tai ir pralaukiam metus laiko, kur jau Vila Meilė būtų buvęs pabaigtas projektas. Tai papasako, kas tavo galvoje dėjasi, atėjai iš to lietuviško, kad viskas turi būti gerai ir tą sprendimą. tą sprendimą, tą patirtį vis tiek perkėliau iš Lietuvos. Čia aš suprantu, kad čia visai kita sistema yra, bet vis tiek stengiamės kažkaip laikytis tų įstatymų, tiek apie ceremonijas paskui papasakosim prieš statybų pradžią, ką tikrai darėme dėl kaimynų, dėl visų, kad būtų bendras sutarimas, o kad ne taip, kad užsienietis atvažiavo, pradėjo statyti, savo valiauja, be leidimų, o dėl pačių leidimų, tai taip, jisai užtruko, galėjom tikrai greičiau viską padaryti, bet aš manau, kad teisingas buvo sprendimas, nes įstatymai ir visa kontrolė tik tai griežtės, nes tikrai labai daug savivalės yra čia Balės saloje, kas aš pradžioje iš karto atvažiavęs pirmą kartą supratau, kad stato bet kaip, bet kur, be jokių leidimų, o kaip ir minėjai, ten draustinose zonose, kur tikrai negalima jokią statybą, bet perka, stato, greitai parduoda ir paskui tas problemas perkelia ant savininkų pečių jau kažkaip tai. O dabar tikrai valstybė, kiek žinau, pradėjo griežtinti šitą politiką, tai manau, kad tik tai griežtės reikalavimai ateityje, tai manau, kad ėjom teisingų kelių, kad ir šiek tiek ilgėliau užtruko, bet aš manau, kad jis teisingas buvo pasirinktas kelias ir strategija. Nes dar gal apibendrinant, tai nusiperkat vilą ir investuotojas negali užsimti trumpalaikę nuomą be statybų leidimo. Tai jūs galite pateikti spastus, kad
kol tas vystytojas tvarkys jums leidimą, tai gali būti pusę metų, metai, 2 metai, jūs negalėsit gauti iš tos vilos investicijos. Tai čia toks, jo, buvo stiprus gal Giedriu iš tavo pusės, kad griežtai tik taip ir dabar, manau, kad jo, mums tai... Negaliu sakyti pasiteisino, nepasiteisino, bet žinau, kad mes saugiai dabar jaučiamės. Ir... Tikrai saugiai, nes kiek žinom ir matom medijai ir tikrai vyksta patikros ir važiuoja ir tikrina. Taip pat, kaip tu paminėjai, kad negalima bus nuoma be šitų visų dokumentacijos tinkamos, tai aš manau, kad viskas teisingai buvo padaryta. Šiaip aš dar prisimenu, kai pradėjom kalbėti su pirmais tais vietiniais vystytojais, nes kitu tik atvariai, sakyti, Jonai, veža mano brigadą, sako, čia kokybė bus užtikrinta, pastatys greitai, bet taip negalima daryti, tai negauna vizų, tai Indonezija griežtai reguliuoja šitą vietą, kad netimtume darbo jėgos, tai atkrito šitas variantas ir tada pradėjom šnekėtis su tais jau vietiniais kontraktoriais, kurie mums statys ir aš puikiai pamenu vieną situaciją, sėdėm prie stalo, tai pirmas jų klausimas buvo, ar statysit savo ar pardavimui. Ir aš taip sakau, o tai koks skirtumas? Ne, tai sako, tai visi, kas stato pardavimui, sako, tai ten taupom ant medžiagų, sako, galutinis vartotojas niekada to nepastebės, sako, jums pigiau kainuos, greičiau parduosit. Tai mano klausimas, kokie yra tie dalykai, kurių gal tas galutinis investuotojas niekada nepastebės ir gal kaip užbėgti tam už akių, ar kokių klausimų gal paklausti reiktų? Aš manyčiau, kad tiek, jeigu kalbame apie statybų kokybę, tai klausimų yra labai daug, kur galutinis pirkėjas jis tai tikrai nepamato, ypač čia, kaip viskas galų gale būna padaryta. Bet vėlgi savo patirtį, kas yra Lietuvoje, kur, kaip ir minėjau pradžioj, kad tikrai nesistengiam daryti pigiausiam medžiagom, kad ten uždirb daugiausiai pelno, bet tikrai naudojam gan geras medžiagas, tai tą patį darom ir čia. Nors tikrai 80% vystytojų čia stato kuo pigiausiais, tarkim pigiausius blokelius naudoja, kurie, tarkim, jie labai absorbuoja vandenį ir paskui eigoje atsiranda problemos su pelėsiu ir su visko kito. Tai šito kilmės ir gynėjam, išsirinkom brangesnius blokelius, kad būtų daugiau kokybės. Tai daugumą vietų galima kažkur sutaupyti, bet aš šiek tiek laikausi kito principo, kad reikia kokybiškai daryti. Kokybiškai statyti, kokybiškai daryti, kad būtų, ar Lietuvoje, ar Bali, tai čia nekeičia esmės, taip, čia kitokia struktūra. Daug dalykų reikia kai ką persiorientuoti, kas liečia darbuotojus, tai iššūkių nemažai, bet kas liečia kokybės klausimas, tai čia manyčiau požiūrio yra klausimas. Ar Lietuvoje, ar Balėje, jeigu tu Lietuvoje stengiasi daryti kokybiškai, tai ir čia stengsies daryti kokybiškai, čia nesikeičia nieks tiesiog. Tai gerai, gal dar čia biški užvedį, koks šokas tau buvo, tas kultūrinis šokas grinai iš statybų, tarkim, esi savo Panevėžį statybų aikštelė ir čia pirmą kartą atvarį į statybų aikštelę. Šokas gan nemažas, pradedant nuo tvarkos statybų aikštelėje, kur šiukšlių daug ir viso kito, ir žiūrint, kad darbuotojai dirba be apsaugos šalmų, be liemenių ir taip toliau, tai čia didelis šokas buvo. Bet ką ir savo statybvietėje stengiamės įgyvendinti, tiek tvarką įvesti, kad tvarka būtų, tiek darbuotojai, kad dėvėtų tiek apsauginius šalmus, tiek liemenės. Darbuotojai tikrai priešinasi tam, tai čia tenka, kaip sakant, pakariauti, bet aš manau, kad šiaip ne taip mes juos vis tiek pripratinsim prie šiek tiek europietiškų darbo sąlygų. Dar vis tiek nemažai važinėjais apskritai po Balį, daugiausiai turbūt po Olovatų, buvai užsukęs į kitas statybų aikštelės. Ką matei tokio, kad kiti daro blogai ir, kur, nes žinau, kad buvai vienam projektui ir sakai, už galvos susiėmęs. Tai kaip ir minėjau anksčiau, tai tiesiog blokeliai, sienos kreivos, ta prasme labai prasta kokybė, tikrai nemažai projektų, greičiau, sakyčiau, atraščiau vieną kitą gerą iš 10 projektą, kur tikrai matas, kad kokybiškai stato, naudoja, tarkim, stalažus kokybiškus ir visą kitą darbo įrankis, o daugiau visur kitur yra paprasčiau, primityviau,
dėl to nukenčia kokybė. Bet kadangi paskui klientas nelabai pamato, tarkim, ką jis perka, nes vis tiek galima po apdailą paslėpti daug dalykų, kurie nesimato paskui, bet aš kadangi suprantu, tai iš karto matosi, kad kokybė šitam projekte nelabai galima tikėtis. Tai tarkim, dar daug dalykų, kur kiti projektai net nesivargina daryti drenažo sistemas, kas yra čia labai svarbu, kadangi lietaus sezonas yra gan intensyvus ir lietus tikrai nemažai lyja. Tai kitose projektuose taupydami pinigus vardan didesnio pelningumo vystytojai net nesivargina to daryti, o ko pasiekoja būna po liūčių vėlgi daug problemų. Nes Lietuvoje ir visur turbūt, nežinau, mes patys leidžiam reklamą, bet kadangi mes patys ir kaip vartotojai, tai ir gaunam daug reklamos, tai, aš pats galiu matyti, kad yra tenai pasirinkimai turbūt, sakyčiau, prasideda nuo 80 000 ir ten eina į viršų, bet turbūt čia yra toks, nežinau, ar sutiksit, bet labai paprastas klausimas, ne klausimas, o situacija, kad yra priežastis, dėl ko kainuoja pigiai. Ir visos tos patirtis, apie kurias kalbėjom, kai net varai pas statybininkų su patirtim ir sako, savo statysit ar pardavimui ir visi tie dalykai. Tai apie tų dalykų, kur negali pasitikti. Labai gerai paminėjai, pavyzdžiui, labai paprastas dalykas. Tikrai balio rinkoje yra nemažai daug pigesnių projektų, nes pas mus tikrai projektas Meilė tikrai nėra, sakykime, iš pigesnio segmento. Bet dabar aš labai greitai galiu, pavyzdžiui, iš 10 projektų, kurie bus pateikti, sakykime, kaip pigus, labai greitai galima atrasti, kur yra, dėl ko jie pigus. Tai arba žemė bus nupirkta, kuri netinkama yra, neleistina statybai, arba taupama statybos sąnaudom. Tai čia viskas labai paprasta. Tai negalima pastatyti gero produkto, kaip sakant, geros vilos su pigiom medžiagom, su nekokybiškais darbuotojais, kurie neturi supratimo nei kaip statyti, nei kad būtų kokybė, nei kad būtų gerai. Aš pamenu, buvo atvažiavęs vienas konkretus investuotojas, irgi lietuvis. Mes buvom ir Meiliai sustoję, ir po to sustojom Jūra projekte. Ir sako, Jonai, bet pas jūs projektai brangumo. Ir sakau, ir jisai duoda, sako, tai aš 2 miegamųjų 120 000 radau. Tai jeigu mes pardavinėtume vieną miegamą vilą už 120 000, mes dar susimokėti turėtume už tą vilą. Tai 2 miegamųjų šiek tiek brangesnės. Ir tada pradedi klausti. Lokacija, kaip tu pasakei. Tai ten mes, jeigu įsikūrė prie pagrindinių paplūdimių, ten toliausiai, ten Balangane, kur aš nelabai tikiu tuo rajonu, bet tiesiog toli nuo paplūdimio blogas rajonas. Tada jo. Mūsų lietuviams svarbiausias veiksnys yra kaina, bet jie kartais sutaupydami, tarkim, 10 ar 20 000 eurų, jie galvoja, kad sutaupė, bet ko pasiekoja, bus ateityje labai daug problemų tiek su kokybė, tiek su lokacija, bus, tarkim, tolėliau nuo visų pagrindinių vietų. Jeigu bus investicinis šitas projektas nupirktas nuomai, jinai blogai nuomosis, nes lokacija bloga. Tai šitoj vietoj, bet mūsų lietuviai, aš manau vis tiek, tai dar yra tas įsisenėjęs dalykas, kad aš geriau nupirksiu pigiai, nesvarbu kokybė, nesvarbu lokacija, nesvarbu dokumentacija, ar čia teisėtumas tų visų statybų, bet bus pigiai, svarbiausia pigiai. Tai tas pigiai pas mus lietuviai paskui būna prastai. Tie, kurie žiūri, klauso, tai darom prielaidą, kad domisi investicija į Balį, tai jeigu domitės, aš žinau ir galiu garantuoti už mus, todėl kad mes pasidarom tą analizę. Jonai, tu gyveni Luvatu, tai čia neįmanoma nežinot, kuri lokacija veikia, kuri neveikia. Nes ten per 5 km gali ant tiek skirtis ir gal ten už 10 metų veiks, gal niekada neveiks, bet žinom, kas dabar veikia ir mes atsirinkam. Bet aišku, mes nesam vieninteliai, bet labai svarbu tada nuvažiuoti tą Luvatų ir nuvažiuoti ten lokacija, kurioje žada tenai aukštą gražą, bet jinai prasideda su raidė U ir baigėsi Ungasan ir tu sėdi pramoniniam rajone, uostai dūmus ir sėdi tikrai trafike, bet nusipirkai už ten 100 000. Tai tiesiog, kad turbūt išvengtos klaidos, aišku, tu darai analizę ir panašiai, bet užtektų ir atvažiuoti,
kaip mūsų klientai, vat, Liudas su Dovilė, jie atvažiavo 6 dienom, jiem buvo įdomu. Ekstremas su mažu vaiku. Jo, su mažu vaiku, bet, nu, jie pajuto, ką reiškia, ir jie gyvena, man atrodo, kažkur toliau biškai, jeigu gerai atsimenu. Jo, jie gyveno čia Džimbarane. Tai jo, tai ir sako, kad, nu, ten nėra ko būti, čia atvažiuojam, vat, kur mūsų projektai ir leidžiam ten laiką ir vakare grįžtam. Tai tiesiog iškart labai greit gali pajusti ir neprisigauti. Žodžiu. Jo, aš dar kaip tik dabar statistiką, vis stengiuosi karts nuo karto pasidaryti tos researchus, analizės, tai pasidalinsiu vėliau arba kažkuriam kitam podcast'e ar tiesiog social medijui. Tai lyginta buvo Ungasanas, Džimbaranas su labiau Binginu, Padangu, Niangu, tos topinės lokacijos, tai dvigubai skiriasi. Dvigubai skiriasi sugeneruotos pajamos, tada užimtumas, nuomos kainos, rezultate, tu jeigu nusipirki, sakykime, už tą pačią kainą vilą, tai tu dvigubai mažiau susigeneruosi. Tik kada tik tais atsiranda logika, jeigu vila 2 kartus pigiau kainuoja, tai tada išsilygina, tu turi mažesnį užimtumą, mažesnį nuomos kainą, tada kaip ir gali būti logiška, bet aš visada sakau, tokį pavyzdį duodu, Vilnių paimkim. Tai kuris turistas norėtų atvažiuoti į Perkūnkiemį gyventi? Tik tas, kuris realiai neturi pinigų. Yra tam auditorija, bet jų nedaug. Vis tiek visi nori būti senamiesty, išeiti, pasivaikščioti, nueiti atsigerti geros kavytės. Tai lygiai taip pat ir čia. Ir manau, ką mes čia šnekėjom, jeigu kaina yra gerokai pigesnė, paklausti reikia klausimų. Tada pasižiūrėti lokaciją, kiek arti prie paplūdimio, kokio paplūdimio. Jeigu vis tiek ta kaina pigi, kažkur bus, pakasta. Kažkur bus tikrai problema, ar dokumentacija, ar žemės negalima statyba, vis tiek kažkur yra problema, nes negali būti tas pats produktas 2 kartus pigesnis. Už dyką, tarkim, pastatyti čia irgi negalima tos vilos, kad ir prastai statant, tai vis tiek kainuoja. Tai šitoje vietoje, bet dauguma žmonių vis tiek, kaip žinia, lietuviai vis tiek jiems svarbiausia kaina. Nesvarbu galutinis produktas, o svarbu kaina. Ir čia irgi, ką tu, Giedriau, sakai taip pesimistiškai žiedamas, kad kas lietuviam yra svarbu, tai mūsų komentaruose labai tai reflektuoja, kad žmonės turbūt, kurie niekada nepirks arba nelinkę domėtis, jie tiesiog pils purvą. Bet dėl to mes čia ir sėdėm, nes norim pasidalinti, kaip yra iš tikrųjų. Bet aš nežinau, kaip jūs galvojate, aš matau, kad mums į pabaigą laikas mūsų rezervuotas studijos, bet man atrodo, kad ir žiūrovam būtų labai gal naudinga suprasti, Vila meilė projektas, kiek jisai yra pažengęs ir su tuo visų pažengimu, kiek jau yra padaryta, tai kokie dalykai, nežinau, buvo svarbiausi, kurios reikėjo užtikrinti. Pradėkim nuo komentarų, tai sakyčiau, tikrai tų komentarų sulaukiam, kad nepastatys, nestatys, apgaus, čia skemas ir taip toliau. Tai labai noriu pakviesti visus atvažiuoti, pasižiūrėti, kaip statom, ar atvykti. Kaip atrodo skemas, kaip atrodo nepastatytas pastatas. Skemą pastatėm jau, tai o apie progresą, tai šiai dienai turim apie 30% viso projekto progreso, kas skaitau tikrai neblogai. Pradėjom, kada mes čia lapkritį, gruodžio pradžioj, sakyčiau, tai per tokį ganėtinai trumpą laiką struktūros toks progresas tikrai nėra blogas, dar įsivertinant, kad pradėjome, sakykime, lietaus sezonu, kas šiek tiek irgi stabdė ir šiais metais tikrai buvo jisai ganėtinai intensyvus lietus. Bet suprogresavom tikrai gerai ir judam ir pakol kas tikrai visi grafikai pagal mus atitinka, nes lietus, sakykime, atkėlė kokiam mėnesį. Dar atostogos musulmonų buvo, balietiški naujieji metai, tai visas kovas praktiškai buvo nedarbingas. Kokį mėnesį tikrai, sakykime, lėčiau viskas vyko, o dabar tikrai įsibėgėjom. Ir šiai dienai turim pabaigtus pagrindinius struktūros darbus, sienos jau yra irgi pamūrytos, taip kad viskas vyksta pagal grafiką dabar. Tai dar irgi paminėjai tą skemo riziką, tai biškutį papasakok, iš kokių pinigų statoma meilė, kokioj stadijai buvo, ar čia mums reikia parduoti, neparduoti. Tai pagrindinės rizikos balio vystytojai tai yra tiesiog neįsivertinimas kaštų ir mąstymas, kad mes pastatysim, tiesiog paimsim žemę, įmokėsim vieną įmoką ir susirinksim pinigų ir pastatysim. Pardavimai kažkur tai stringa ir atsiranda problemų su viso projekto įgyvendinimu. Kadangi pas mus tos problemos nėra,
mes statom iš savų lėšų, tai šitoje vietoje mes esam visiškai ramus, kad visą projektą pastatysim, įgyvendinsim iki galo ir sėkmingai dirbsim toliau. Dar žinai, ką gal gali papasakot, mes šnekėjom ir apie tos kitus projektus, davė kelis pavyzdžius, kur ten kažkas blogai padaryta. Tai kaip yra pas mus, tai tu vis tiek atsakingas už tą esi meilę projekto viso kokybę, tai koks yra procesas? Nes vis tiek, jeigu paleisi vien tos brigadininkus statyti, procesas yra svarbiausias kokybės kontrolės procesas, kas yra pats sudėtingiausias šių balio atveju, tai nes tarkim Lietuvoje tas modelis, kas vyksta, beveik visi žino savo užduotis ir nereikia tiek priežiūros, tai čia reikia 10 kartų daugiau priežiūros, nes jų tikrai vienų negalim palikti. Tai šitoje vietoje esame įgyvendinę tokį dalyką, kad yra tiesiog statybo aikštelės menedžeris, paskui eina virš jo, kas jį prižiūri ir dar papildomai samdom techninę priežiūrą mes iš savo pusės. Tai šitoje vietoje kokybės priežiūra pati didžiausia, kokia be gali būti projekte, nes kitu atveju tai yra labai sudėtinga padaryti. Gal žinai kokį vieną pavyzdį, ko atsisakėjai, kad nebūtų kompromiso, žinai, kad šitą tai jau tikrai darysim, nes buvo tų keli momentai, kai mums irgi sakė, tie patys blokeliai, aš atsimenu, sako, ten biški mums biudžetas iškilo, jeigu neklystu buvo, kad iškilo, kad mums reikia iškelti vieną aukštą. Tai gal gali papasakoti apie tas vilas, kad jos kai kurios yra 3 aukštų. Tai šitas ir sprendimas ir buvo, kad pamačius reljefą supratom, kad jeigu nekelsim 4 vilų, tai tiesiog 4 vilos eina žemyn per vieną aukštą, kas yra tikrai nei estetiškai, nei gražu, nei, sakykime, iš lietaus pusės galėjo kauptis paskui tose paskutinėse vilose aikštelėse daugiau to lietaus, tai buvo nuspręsta tada, nežiūrint, kad tai išbrangins visą projektą, čia yra papildomi kaštai, mes to nebuvom išsiskaičiavę, bet tikrai galutiniam klientui tai neturės jokios įtakos. Nusprendėm vienareikšmiškai kelti visas 4 vilas viršų ir padaryti vienam lygmenį, kad ateityje nebūtų jokių problemų tiek su lietaus vandeniu, tiek su dar kažko. Toliau drenažo sistema, kas nuvesti iki pagrindinio kelio, tai apie 100 ar 200 metrų papildomo drenažo sistema, kur irgi nėra pigi. Šitą dalyką, sakiau, būtinai reikia gyvendinti, nes kaip ir minėjau pradžioj, kad mažai čia vystytojai tuo užsiema tokiais dalykais, taupydami pinigus. Šitą nusprendėm būtinai gyvendinti ir blokelius geresnius pasirinkom statybai, kad būtų jau, kaip sakant, kokybė tikrai geresnė, nei ten yra įpratę, tarkim, mūsų tie paprastesni statytojai daryti. Gerai, aš manau, kad tikrai ne paskutinis kartas, kada mes čia sėdim, tai išsiplėsim kažkada daugiau. Kaip Arnas minėjai, laikas kaip ir eina į pabaigą, tai aš nežinau, dar turiu vieną tokį klausimėlį ar keletą į kitą temą. Kas jūsų abiejų nuomonė neturėtų investuoti Balį? Kokio tipo žmonės neturėtų investuoti? Geras klausimas, net ir nežinau, kaip tu galvoji, Arnai? Aš manau, tie, kurie yra kontrolės frikai, taip sakykime, tai Balį negali užtikrinti, kaip mes žinom, kad mes užtikrinsim rezultate, kad viskas bus padaryta gerai, taip kaip čia įmanoma padaryti geriausiai, bet ar tai bus palei tą dieną, kada suplanuota ar ne, tai tu nežinai, ten kas susišvies ten statybininkui ar dar kažkas, ir jeigu tu negali išlikti ramus su tuo, arba, nežinau, tu nieko nepasitikė ir niekada nepasitikės ir tau reikės visko kontroliuoti, aš manau, tiesiog bus labai sudėtinga. Ir kitas dalykas, aš manau, kad jeigu tu pats kaip ir netiki tuo projektu, netiki tą salą ir kaip kalbėjom, kaip atmeta tą salą tą žmogų, tai tau irgi pačiam nebus malonu turbūt turėti tą investiciją, jeigu tu nejausi kaifo čia atvažiavęs ir matydamas tuos, tikrai nerealaus grožio saulėlydžius, paplūdimius ir žinosi, kad aš čia turiu savo. Tai tokios pirmos mintis mano gal. Aš dar gal dadėčiau, nes kadangi nemažai su investuotojais kalbu, tai yra
žemės nuoma. Tai vat, kai mes Lietuvoje esame įpratę, kad viską reikia pirkti ir vat, kai kurie supranta, kad žemės nuoma, tai negalėsiu palikti savo ten anūkam to turto. Tai vat, manau, kad čia irgi vienas momentas yra, ką reiktų suprasti, kad ta žemės nuoma tai nėra čia balio išmislas. Tai dabar žinau, kad ir Londone nauji apartamentai jau eina ant nuomos. Tada ta pati Australijos kai kurie regionai, ten Malaizija, tai vat ta pati Lietuva užsieniečiam neleidžia pirkti. Tai nėra kažkas nauja. Tai vat manau, kad tie žmonės, kurie galvoja, kad būtinai turiu palikti savo anūkam kažkokį tai turtą, tai čia visai kitaip veikia, bet jeigu jūs galvojat, kaip sugeneruoti tą investiciją, per ateinančius 10 metų išspausti maksimaliai iš nekilnojamo turto, tai balis yra puikia investicija. Tai turbūt čia mes dar gal galėsim ir išsiplėsti daugiau, nes prieš tai buvau šiek tiek paminėjęs, kad to researcho tokio darausi, tai bus... Tai čia dar gal svarbu paminėti, kad jeigu žmonės, kurie neklausė ankstesnių mūsų podcastų, tai nėra, kad žemės nuoma yra 25 metam, arba yra didelė dalis vystytojų, kurie daro 25 metam, turi 10 metų planą, o po to jau nesvarbu kaip. Tai dėl to vis meilės projekto užtruko ir buvo sunkumų, dėl ko mes atmetėm, nežinau, turbūt 90% žemė, į kurias važiavom, nesutikom, tai dėl to, kad mums buvo, kaip čia, non-negotiable užtikrinti žemės pratęsimus, kurie... Jo, tai ypač pačioj pradžioj buvo gal pirmieji tie inovatoriai, vystytojai vadinami, kur buvo, tai jie tiesiog susiderino 25 metus ir jokių pratęsimų. Tada yra rizika, kad kas bus po 15 metų, kai 5 metai likę, niekas nenorės pirkti. Bet ką tu paminėjai, pas mus yra garantuoti pratęsimai, Vila Meilė yra 90 metų, tai tu pilnai gali valdyti į ateitį ir turėdamas tos pratęsimus, tau lieka, pavyzdžiui, kokią dar koreliaciją matom, kad apie 1,5 metų sugeneruotos pajamos iš vilos yra lygų pratęsimo kainai. Tai dabar, tarkim, susimokė Meiliai 209 tūkstančius, tu turi 30 metų. Tada, kai tau reiks prasitęsti, tai turi galvoje, kad apie 1,5 metų tau reikia atsidėti, dar gausi 30 metų. Tai jo, turbūt vienas iš tų tokių kertinių momentų, kad būtų pratęsimai, būtų garantuoti, aprašytas procesas, kaip, kas nustato kainą, bet čia mes esam išsiplėtę, gal ir išsiplėsim ateinančiose. Aš manau, kad mes čia ir galim užbaigti ir ką noriu pakviesti padaryti tie, kurie klausė. Tai labai svarbu mums, kad gauti atgalinį ryšį, tai kad parašytumėt į komentarus ar žinutę ar dar kažką, mes su visais stengiamės bendrauti, stengiamės atrašyti kiekvieną žinutę, kiekvieną komentarą, kiekvieną žmogų, kuris susisiekė dėl investavimo. Tai tiesiog labai įdomu suprasti, nes šitą kuriam ne savo. Šitą kuriam podcastą ir tuos epizodus tam, kad prasklaidyt gal kažkokius, nežinau, netikrą informaciją, kuri egzistuoja, kad parodyt, kokia yra iš tikrųjų realybė Balyje. Ir Giedrius šiandien pasidalino iš savo perspektyvos, kaip atrodo vystymas Lietuvoje ir kaip Balyje gal neįsiplėtėm per daugiausia, bet jeigu jums įdomu, tai jūs komentuokit, sakykit, kas įdomu ir mes tikrai rašysim ir daugiau tų epizodų ir pagausim Giedrių, nes jam labai patinka kalbėti ir jisai prieš kameras jam sakė, yra kaifas ir kuo dažniau. Atsileidžia tiesiog. Jo, sakė, kaip žuvis vandenį. Tai va, tai lauksim iš jūsų komentarų, kas klauso ir nori investuoti, gal aktualu žinot, kad dar yra keli likę objektai Vila Meilė, kur jau statybos yra įgavusios didelį pagreitį, yra laisvų vienetų ir Vila Jūro objekte, o jeigu tiesiog įdomu apie investavimą Baly, mes draugiški ir mielai papasakosim daugiau. Tai va, tai ačiū. Tai ką, tai tiek tada šit. Gerai. Čiau.